Baltijos šalims, daktaras Lars Gudheil. Taigi, Transporto sektorius Lietuvoje sukuria beveik 13% mūsų bendrojo vidaus produkto. Ir noriu pasakyti, kad visiškai nesenai lankiausi Kinijoje ir dalyvavau Azijos ekonomikos forume Boao mieste ir savo pranešime irgi didžiausią dėmesį skiriau irgi išvystytai mūsų kelių infrastruktūrai ir logistikos infrastruktūrai. Ir džiaugiuosi, kad Lietuvos ir geografinė padėtis leidžia mums plėsti investicijas į šią sritį, suprantant, kad mes esam tarp rytų ir vakarų labai geroj padėty ir manau, kad čia turi vykti krovinių perskirstimas, perkrovimas ir po to judėjimas tiek į vakarus, tiek į rytus. Ir baigdamas džiaugiuosi, kad mes šiandien čia esame liudininkai būsimų naujų investicijų, kaip sakyti, pritraukimų ir jų įgyvendinimų ir linkiu sėkmės, kad tos investicijos duotų naudą tiek mūsų valstybei, tiek investuotojams kapitalų grąžos prasme, naujų darbo vietų sukūrimo prasme ir manau, kad mes išliksim konkurencingi kaip Lietuva Europoje ir pasaulyje. Import and export business, and it will be a great terminal, one of our 65 terminals over Europe, which a special treatment in terms of being part of Scandinavian, Eastern Europe and Western Europe traffic gateway for that. And with the next step of this construction facility, we will be able to deliver door-to-door solutions through going in supply chain management, as we logistic guys call it, where you have the transportation on the road and ocean, warehousing, customs clearance and added value services that will all be possible over here. So thanks again for your trust in us. Na ir dabar Žydrūnas simboliškai stabteli. Dėkoju ministrui pirmininkui, dėkoju stipriausiam pasaulio vyrui Žydrūnui Savickui. Pradėtos. Dėkoju, mėlyjei svečiai. Ačiū Jums visiems ir dabar vėlgi kviečiu.